Labadiena, čia Vaida Tomkevičiūtė ir itžinios.lt. Sunku patikėti, tačiau kompanija Delta Airlines kaltinama įsilaužimu į elektroninio pašto paskyrą. Ji priklausė keleivių teisių gynėjams, kurie palaikė nutarimą gauti maisto, vandens ir galimybę pasinaudoti tualetu, esant ilgam reisų atidėjimui. Kompanijos Flyers Rights.org direktorė Kathleen Honey kaltina Delta svarbių elektroninių laiškų ir failų pasisavinimu, bei jų panaudojimu bandant panaikinti 2009 m. aviakompanijų keleivių teisių įstatymą. Jei šis įstatymas bus priimtas, aviakompanijos gali prarasti $40 milijonų pajamų. Ieškinys JAV apygardos teismui buvo pateiktas antradienį. Keleivių teisių gynėjai bando prisiteisti $11 milijonų žalos atlygį. Nuo 2007 metų FlyersRights.org organizacija tiria vėlavimus, kurie dažnai pasitaiko skrydžių metu. Kathleen Honey elektroniniu paštu gavo ataskaitą apie ypač didelius Delta vėlavimus. Susirašinėjimų metu pastebėta, kad jos elektroniniai laiškai, skaičiuoklės ir aukotojų sąrašai yra nukreipiami nežinoma kryptimi. Be to, failai esantis Ketli kompiuteryje buvo sugadinti. Šie įsilaužimai prasidėjo dar 2008-aisiais, tačiau tęsiasi ir šiemet. Kathleen laiškus siuntęs Frederick J. Foreman buvo atleistas iš darbo, nors pateikta informacija buvo beveik vieša. Tai buvo itžinios.lt. Ačiū, kad žiūrėjote.